Aš, pavyzdžiui, pradėjau nuo programavimo ir paskui būna toks, žinot, gal, tave darai tą veiklą ir tave taip viduje aš vadinu taško. Ant tiek nesinori ir toks būna. Jisai daro, ką nori, o aš darau, ką reikia. Tai nežinau, ar taip. Dėl to aš ir galiu daryti, ką nori. Aš turėjau daug labai nefainų darbų. Verdavau ten, nežinau, šniuriukus į treningus. Paskui pas mamą ten fabrikuose kojines versdavau. Paskui padavėją dirbau. Valytoje dirbau. Visai. Ir vis galvoju, kada man ateis ta diena, kai aš turėsiu darbą, kuris nedarbas. Vienu metu net buvau nuėjus pas astrologę, nes galvoju, gal man kažkaip pagal žvaigždės pažiūrės ir padės. Pas būrė nebuvai? Buvau ir pas būrė. Aš iš tikrųjų visur eidavau. Sveiki. Šiandien dienos tema bus apie mėgiamą veiklą. Yes. Tu turi mėgiamą veiklą? Mes šitą podcastą jau vieną kartą rašinėjom, bet aš tiek kartų Mindaugą pertraukiau, kad man pačiai klausant buvo gėda. Gėda. Ir mes dėl to susipykom. Taip. Jisai peržiūrinėjo podcastą, kad įdėtų į YouTube. Ir tada sako, pažiūrėk, kiek tu mane kartu pertraukiniai. Aš sakau, taigi faina, čia dinamika. Jisai man įrodinėjo, kad ne. Ir čia buvo pirmas mūsų podcastas, kurio mes neįdėjom į YouTube, nes mes susipykom. Tai aš iš pradžių įpuoliau, paskui man pasidarė gėda, paskui aš galvoju, gal aš tikrai jį per daug pertraukinėjau. Tai mes nusprendėm šitą podcastą perrašyti apie veiklą. Jo. Dėl tu tavęs. Labai negražiai padarai. Bet gerai, podcastas apie veiklą. Taip, antrą kartą įrašomas. Pažiūrėsim, gal dabar gausis daug geriau, dar geriau. Tai ar tu turi mylimą veiklą? Ir ar tu ją turėjai visada? Pradėkam nuo to. Manau, kad galiu kalbėti šitą temą todėl, kad jaučiuosi turinti mėgiamą veiklą. Oho. Tu ne? Tai ko tiek daug skundės kartais? Bet kaip atrodo, jeigu turi mėgiamą veiklą, tai čia turi nesiskūsti ir tada viskas labai taip, lengvai. Taigi, žinai, kaip sako, jeigu turėsi mylimą veiklą, tai niekada nereikės dirbti, plaukiasi padebesiais ir gausi pinigus. Ką darytum, jeigu tau nereikėtų pinigų? Čia ta pati tema, kaip vyras ją dievina, o motinystė džiaugsmą. Aš tave tai tikrai dievinu. Na, tam tikram dienom, paskutiniom dienom tai mažai buvo dievinimo. Mažai. Tai tu nemanai, kad iš vis yra mėgiama veikla, ar ne? Tokia mylima, kur ten skrajoji kiekvieną dieną. Aš netikiu šitų dalykų, kad yra kažkokia veikla, kur tu ten darai, tau plaukia pinigai. Man atrodo, kad šiai dienai mes turim tokią veiklą, bent jau aš turiu tokią veiklą, kuri yra arčiausiai to imidžo. Čia, kaip sakyt, kiekviena veikla turi minusų. Jo. Ne? Aš turėjau daug labai nefainų darbų. Verdavau ten, nežinau, šniuriukus į treningus. Paskui pas mamą ten fabrikuose kojines versdavau. Paskui padavėją dirbau. N metų visur. Kruizinėse laivuose. Nepatiko? Valytoje dirbau. Visai. Ir vis galvoju, kada man ateis ta diena, kai aš turėsiu darbą, kuris nedarbas, o kaip tu ten sakei, malonumas. Nu jo. Tai dabar esu arčiausiai to. Arčiausiai, bet ne visiškai, ne? Tai dar kažko ne visiškai, nes tu mane nervina. O kartu dirbam. Nes su tavim reikia dirbti. Mindaugas man moka atlyginimą. Taip, aš atsakingas už finansus, tai... Šita dalis iš tikrųjų nėra bloga pas mus. Nėra bloga, nes aš labai nemėgstu skaičių ir aš nemėgstu sąskaitų. Tai va čia yra mūsų sąskaitų. Taip. Tai dabar ar buvo kažkas, ką tu darei, kas nepavyko? Kaip tu atėjai nuo tokio, kur, sakai, dirbau darbus, kurie buvo nefaini, o dabar, didžiąją dalim faini. Ar buvo kažkas, ką darei, gal kas nepavyko, kas pavyko? Kaip tos paieškos vyko? Mano šitas darbas, kurį aš dirbu dabar, labai skiriasi nuo visų kitų mano darbų, nes man atrodo, kad jis labiausiai atitinka mano visą tokį kaip vidinį žemėlapį. Bet jį reikėjo suprasti, matai, žinoti. Jį reikėjo suprasti. Bet aš tą mėgiamą veiklą atradau taip labai labai palaipsniškai. Ir aš pasakysiu kaip. Bet aš atsimenu tos laikus, kai mes su Mindaugu dar tik susipažinom. Tai atsimenu, eidavau pas terapeutą ir ten reikėdavo pildyti tos lapus. Kaip klausimynus. Aš tai mokyklai pildžiau klausimyną kažkokį. Tuomet tu geras vaikystėje buvai. Aš kažkas į tą pusę.
įvairių, nu tai ką darydavo, ne? Būdavo, aš atsimenu, iš interneto, jeigu įvedi, kaip suras mylimą veiklą, tai ten būna visokių, rašyk ten kažką, kol rašysi ir tau kažkas suvirpė širdeliai. Never happened, niekas nesuvirpė irgi. Dariau ir klausimynus, ten kur psichologai kažkaip ten šimtai klausimų darai ir paskui tau duoda atsakymą. Tai kažkoks, nu, irgi neįtin buvo geras. Man tai nepasiteisino. Aš, pavyzdžiui, tai vaikystėje iš vis nieko, kai pakalbė ten su tėvais, tai aš nieko gerai nedariau. Nu tai va, tipo, klausė. Pas mane nėra jokių talentų. Klausė, tipo, artimųjų, kame tu buvai geras, kai mažas. Nu, aš irgi kažkaip ten buvau pretty average. Mama man sakė, tu turi gerą širdį. Gerą širdį. Tai reiškia, niekame gerai nebuvo. Nu tai kas paskui? Paskui bandai išmedituoti, ne, ten. Gal ateis atsakymai. Nukris iš dangaus, vat, kur tau, ne? Nepavyko. Paskui žinot, kur gali labai įsivelt gražiai į blokų nuėmimą. Blokai, nes tipo tau kažkas trukdo, blokuoja atsakymą, tai tu nusiminėjai blokus, tai gali kokius 2 metus ant to sėdėti. Tai vienu metu net buvau nuėjus pas astrologę, nes galvoju, gal man kažkaip pagal žvaigždės pažiūrės ir padės. Pas Būrė nebuvai? Buvau ir pas Būrė. Aš iš tikrųjų visur eidavau. Sorry. Ar tu nori pasityčia čia, Mindaugai, iš mano mėgiamos veiklos paieškų? Šitą atsitiko iš praeitą. Nu. Ir aš atsimenu, tada sėdžiu pas astrologę, na ir jinai manęs klausė, ten pasaka apie planetas. Sakau, pažiūrėkit, man kažkaip su vaikais labai patinka su vaikais ir... Sako, nu, aš žiūriu ten vienaip, kitaip, bet kad pas tave būtų kažkoks pašaukimas, va, grinai dirbti su vaikais, nu, nėra jo. Ir jinai man tada išeinant pasakė, sako, aš kažkaip galvoju, kad tu galėtum pradėti rašyti. Ir aš sakau, rašytoja? Nu, sako, nežinau kodėl, bet va, pagal visas planetas tu galėtum pradėti rašyti kažką biškį. Ir aš sakau, tai ar knygas, ar postus, ar kažką. Jinai sako, tiesiog neapsikrauk labai. Ir žinai, kažką biškį parašyk. Ten kažkokias mintis savo. Ir aš taip pat ir išėjau, ten susimokėjau 100 eurų ir išėjau su tokia mintim. Ir galvoju, kaip prastai išleidau pinigus, nes aš save galėjau matyti ten kaip vertėja, nežinau, kaip bet ką, bet tik nerašytai. Paskui man tik susivedė viskas. Nu, ar kas susivedė kažkas? Paskui parašiau 2 knygas, atsimeni. Prašau, tai reiškia, astrologija padėjo. O mes čia juokiamės. Čia tu juokiesi. Tai padėjo, užvedė ant kelią. Bet ten buvo specifinė geoastrologija. Ne, aš žinau, kad tu turi galvoj. Labiausiai man padėjo su mėgiama veikla human designas. Aha. Tu gali papasakot, kaip man padėjo, aš pailsėjusi. Mindaugas viską apie mane žino. Mes nuėjom į human designą, bet tenai, suprantat, su human designu tikrai ne kiekvienas gali tą padaryti. Ten buvo, man atrodo, iš Ukrainos atvažiavus moteris, kuri buvo tokia stipri specialistė. Čia skaitosi naujos kartos astrologija. Kažkas ir jai pasakė apie mylimą veiklą, taip, kad jai nėra kažkokios vienos srities, kur jinai turi kažkaip važiuoti. Pas ją gali būti daug visokių projektų, jin tokia kaip plaukiojanti labai. Ir pagal jos būdą tas labai tinka. Jeigu jinai imsis rašymo, jei tiks, jinai gali ten, paskui gali pereiti kitą. Ir jin tokia, nėra tokios struktūros, toks kaip vanduo, ne? Ir jei pagal jos charakterį, tas kažkaip surezonavo. Man, pavyzdžiui, mes kartu buvom pas ją. Tai buvo, kad reikia struktūros. Kažko apčiuopiamos struktūros, tai pagal mano. Aš nežinau, kaip tas išsivertė, bet man toks buvo. Man labai aiškiai tada kažkaip atskleidė tokį dalyką apie mane, kad man reikia imti vienos srities ir kažkaip jos auginti ir atrasti. Man tada buvo tokia gera įžvalga, kad aš galiu pabandyti ir tą daryti, ir tą, ir tiesiog vienu metu daryti daug dalykų. Nuėmė tą svorį, kad turiu dabar kažką sugalvot, paimti specialybę ir varyti su ją iki gyvenimo galo. Nes iki to laiko tai visuose tose dvasinėse plavinėjimuose kažkaip buvo įteikta, kad tu turi kažkaip atrasti kažką. Taip, taip. Kame tu esi geras ir taip toliau. Tai tas kažkaip nuramino tave. Mane kažkaip labai nuramino ir aš atsipalaidavau. Ir dabar, žiūrint į dabartinį mano darbą, aš galiu pasakyti, kad jis apima labai daug skirtingų sričių. Taip, taip. Nes, pavyzdžiui, man visada patiko būti matomai. Visada kažkaip
nežinau, mama ten sako, jau tu darželį keldavai ranką, eidavai pirmą ten padeklamuoti kokį eilėraštuką, arba ten, kad ir tie modeliai, ar visą laiką, kur aš bebūčiau gyvenime, man kažkaip patikdavo gražiai atrodyti ir būt matomai. Tai mano dabartinis darbas labai stipriai su to susijęs, turbūt. Taip. Rašymą man padėjo atrasti astrologė turbūt, bet aš pradėjau rašyti postus. Ir man kažkaip gerai sekdavosi, gal Facebook'e pradėjau rašyti. Ir paskui mes pradėjom kurti savo internetinį puslapį ir jau tada Mindaugas sakydavo, gal parašyk straipsnį. Aš pradėjau rašyti straipsnis ir tos straipsnis irgi skaitė moteris. Ir tada prie visų Instagramų ir socialinių tinklų dar prisidėjo rašymas. Paskui parašiau kelias knygas. Tai va, tai aš šitam podcast'e toliau pratęsiu, kaip tas mano darbas iš ko susidaro, bet dabar noriu tavęs paklausti. Tai ar tu marketingistas, ar tu jauties, kas tu? Ar tu jau atradęs kažką? Pas mane tai tokių, aš ieškodavau, bet man tai taip palaipsniui galaidavo. Aš, pavyzdžiui, pradėjau nuo programavimo ir paskui būna toks, žinot, gal, tave darai tą veiklą ir tave taip viduje aš vadinu taško. Ant tiek nesinori ir toks būna. Tai aš toj vietoj supratau, kad man jau laikas šitą pakeisti ir atsiranda toks ir nesaugumas, jau atrodo, čia mes kažką ir dirbam toj srity, dar kai studentai buvom ir atrodė perspektyvos geros, bet man ant tiek, blogas jausmas su ta veikla, tai aš tiesiog viską nukirtau. Ir, atsiranda toks, ką dabar daryti, bet tada, atsiveria kiti, aš tada susidomėjau internetiniu marketingu, kažkaip įsimylėjau tą sritį, paskui... Bet ar įsimylėjai ir myli iki dabar, ar? Ne, dabar jau tas man tas kažkaip nuėjo, persiorientavo, bet tada, aš tai žiūriu į tą, kad, kažkaip ateina laikas kažkam, tai, pavyzdžiui, atėjo laikas programavimui, atėjo laikas marketingui, atėjo laikas pardavimam, paskui ta mano sritis įsiplėtė bendrai į verslo kūrimą, o dabar man persiorientavo daugiau mažiau į finansus ir pinigų valdymą. Tai aš taip kažkaip pakankamai, sakykime, einu etapais. Bet ar tu pritartum, kad reikia klausyti savo vidaus? Pritarčiau, kad reikia klausyti toj srity, jeigu tau jau tikrai taip viduj, toks didelis ant tos veiklos, tai tada tikrai reikia ją keisti šiandien. Aišku, gal ne šiandien, jeigu nuo to priklauso tavo finansai ir taip toliau, gal ten reikia strategijos, galėsime pakalbėti, pasiruošti, bet aš tai jokių būdų nedaryčiau ir nedariau nieko tos, kuri man prarado įdomumą, kaip, pavyzdžiui, marketingas. Man tiesiog praradau interesą ir aš kažkaip persirantau. Bet Mindaugas va šitą turi, gali ir mums perduoti, kad jeigu jam kažkas iš vidaus neina, nepatinka, jisai nedaro. O aš darau, ką reikia, iš tikrųjų. Jisai daro, ką nori, o aš darau, ką reikia. Tai nežinau, ar taip. Bet aš atsimenu, pavyzdžiui, dėl to aš ir galiu daryti, ką noriu. Nes aš darau, ką reikia. Pavyzdžiui, jisai nori vakarą, jisai skaito knygą. O aš noriu plaunu indus. Aš nenoriu, nes aš matau, kad daug indų ir aš žinau, kad reikia išplauti, reikia išvalyti. O jisai, jam dabar norisi knygą paskaityti. Tai dėl šito mes pykstamės, bet iš tikrųjų aš pastebiu, kad tu, jeigu tu nenori, tu ir nedarai kažkaip. Bet nežinau. Kaip taip gyventas? Visada buvo, aš kažkaip nedarydavau, bet yra ką reikia padaryti ir padarai, aišku. Bet daugiau mažiau aš tai nesu linkęs, kad ten save spausti, aš ten žiūriu, kaip tėvai ar ne, kurie turi tą programą, kad dirbu, ir dirbu, ne, ir man tas netinka. Jeigu man negerai, tai aš kažkaip persirinkau. Bet matai, tas man irgi pasiteisina, matai, aš išėjau iš to, sakykime, programavimo ir tikrai atrodo missed opportunities ir aš tikrai, tai buvo baimė tokia, bet, atsivėrė kiti dalykai, bet pradžiai, matai, atsivėrė kiti dalykai ir aš iš to, taip sunkiai ten dirbdavau, atsimenu, sėdėdavau prie kompo, pinigų nėra, ten kokie tėvai skambina, ten, tai kada tu ten darbą susirasi, aš ten atsiverčiu kokį darbo skelbimą, man rankos nusvyra, taip jaučiu, kad nenoriu, galvoju, kažkaip gal pavyks ir pavyko.
Nu, ir Na, aš pavyko. va šito mokausi iš Mindaugų. Pavyzdžiui, mano darbas susidaro, kaip aš jums prieš tai sakiau, iš daug tokių labai skirtingų dalių. Ir nuotraukų, ir įrašų, ir naujų produktų paieškų, ir rašymo. Ir aš dar pastoviai seku naujienas, kaip mus naujai pateikti socialinėje Tavo labai erdvėje. platus. Ir aš dar paskui mokausi, kaip ieškoti, kaip surasti naujus prieimus prie žmonių. Paskui pardavimų mokausi. Taip. Nes jeigu sekat mane Instagrame, tai žinot, kad mes turime ir e-shopą ir tikrai parduodam labai daug produktų. Tai aš darau labai daug skirtingų sričių. Nu. Ir kas įdomiausia, tai turbūt ir ta astrologė, ir human design, tie specialistai, jie man iš tikrųjų pasakė teisingai, kad gali daryti va daug. Taip. Ir atrasti, tai aš labai norėčiau jums perduoti šitą požiūrį, kad niekad neapsiribokit, kad jūs ieškot kažkokio vieno dalyko ir kažkokio vieno atsakymo ir kažkokios veiklos. Gali būti, kad jūs patys susikursit savo darbo vietą ir apjungsit daug skirtingų dalių. Bet turbūt čia reikia, kad tikrai įsiklausyti save, tu nepasakytum. Taip. Tas mano supratimu visada yra kažkokia, tarkim, sėdi ir tikrai nežinai, ką norėtum daryti. Realiai ir nereikia, bet turi būti atviras kažkokiai, vis tiek kažkas yra įdomiau negu visa kita. Kaip pavyzdžiui, mes viena moteris turi aistrą daryti paveikslus iš siūlų. Aš niekada nepagalvočiau, kad tas yra, kaip sakyt, aistra. Žiauriai žavu. Ir jau gali ant to užsikabinti. Pavyzdžiui, imsiu savo mamą kaip pavyzdį. Pavyzdžiui, jinai dirba darbą, kuris, sakykime, gal nėra pats mėgstamiausias, bet jinai jį daro, ir daro gerai, ar ne? Bet, pavyzdžiui, jeigu jos paklaustum, ką norėtum daryti, tai jeigu taip pasvajotų, sakytų, aš norėčiau kažką su grožiu, gal kažkokį grožio kažkokiam salone, kažką, bet, taip iki to ir nedaina. Suprantat? Tai, mano supratimu, tai tu gali dirbti ne patį mėgstamiausią darbą, bet gali kažkaip, ar pradėti edukuoti save, eiti kažkokius gal kursus. Ir jau yra kabliukas, aš noriu kažką su grožiu daryti. Ir varai tą, po darbo, ar ten savaitgalis ir eini į tą sritį. Tai man atrodo, taip gali išvinioti pamažu. Tu nerasi, kad ten, aš būsiu ten plaukų meistrė, kokia ar ten make-upo. Bet kažką su grožiu jau yra geras indikatorius, į kurią pusę eiti. Man atrodo, kiekvienas žmogus tą turi. Taip. Aš pritariu, kad reikia, nežinau, kaip Mindaugas sakė, jeigu pajauti kokį siūlo galą, tai už to užsikabinti ir nors truputėlį daryti. Laimi visada tie, kurie daro. Man, pavyzdžiui, tie, kurie šneka, aš visada matau jie šnekančius ir toliau šnekančius, o tie, kurie nors kažką biški pradeda daryti, tai dažniausiai vienas veiksmas ima kitą. Taip. Ir tada paima ir žiūri, kad įsisuka, susidėlioja. Pavyzdžiui, darbą, kurį dirba mes dabar, tu jo niekaip nebūtum išrašęs pas psichologus, ar ten atradęs ten per kažkokius būrėjus. Tiesiog kažkaip gal sakyčiau, labai padeda savęs pažinimas. Jeigu tu užsiemi kažkokią saviugdą, tai tada pradedi geriau jausti save ir tada jauti, kur tau eina energija, kur ne, su kokiais žmonėm tu nori, su kuriais ne. Man veiklos paieškos labai susiję yra su saviugda, sakyčiau. Susiję. Bet saviugda, kad tu geriau pats save jauti. Ir gal, nežinau, gal turi drąsos keisti kažką tame darbūna, kad užsisėdi. Tai, bet vėl, čia galigi apžaistos dalykus, galigi pasidaryti kažkokį, nežinau, jeigu strategiškai eiti, pasidarai kažkokį finansinį rezervą, jeigu nuo nemėgiamos veiklos priklauso tavo visos pajamos, pasidarai rezervą, paskui vis tiek pamažu eini į tą sritį. Jo. Labai svarbu iš tikrųjų save žinoti. Aš tai kažkaip, mano gyvenimas šiaip pagerėjo tada, kai aš pradėjau geriau pažinti save. Ir vakar aš buvau sporte ir kalbuosi su savo treneriu ir sakau, aš tikrai toks žmogus, kad man reikia susimokėti pinigus, pasiskirti datą, įsipareigoti. Ir tada aš ateisiu ir aš tada sportuosiu ir aš tada pasieksiu gerus rezultatus. Jeigu aš to neturiu, tai man labai lengva tada atiduoti savo laiką kitiems, žinai. Jeigu aš nebūčiau susimokėjus už treniruotę, tai aš tada greičiausiai... Tai jau šiandien neitum. Šiandien tiesiog ateitų tas, kad reikia mamai padėti, reikia indus išplauti, reikia kažką kitą padaryti ir aš nenueičiau. Tai čia
šiom dienom, bet sulaukus 47, aš jau žinau, kad man reikia į kokius rėmus man reikia save statyti, kad aš galėčiau geriausiai funkcionuoti ir neveikti prieš save. Nes, pavyzdžiui, jeigu aš neturėsiu tų įsipareigojimų, kad ir kokiu, pavyzdžiui, planų, ką aš turiu padaryti per šią savaitę ar kitą, tai aš tada taip apsileidžiu ir niekas nevyksta. Bet jeigu aš susidarau planus, įsipareigoju pati prieš save, jeigu dar prieš kitus, tai aš tada labai gražiai sudėlioju visą verslo modelį, ne? Paimkim taip, moteris, vyras sėdi, žiūri, dirba labai nemėgstamą darbą, tai visai nežino, ką daryti, kas faina, tai ką dabar daryti. Aš turiu keletą tokių draugių, mes susėdam ten prie pietų stalo ir pasikalbam, kaip jai blogai. Tada jinai man pasiskūdžia savo visą darbinę situaciją. Tada aš jos paklausiu, kas tam yra faino, jinai sako nieko, bet aš kenčiu. Ir tada aš jai užduodu tokį klausimą, ką jinai daro, kad iš to išeitų. Ir dažniausiai nieko nedaro. Ir dažniausiai nieko nedaro. Tai mano pirmas būtų palinkėjimas, kad jeigu esate tokiai situacijai, tai gerai eikite tą nemėgiamą veiklą, bet nesitaikykit su tuo arba nesakykit savo, kad tai yra nepakeičiama. Ir kad tai normalu. Nes labai dažnai merginos moteris savo pradeda sakyti, o aš čia nieko kito nesusirasiu, o aš tada badausiu, o tada bus blogai ir tada Ir tada lieka sėdėti pats save taip įrėminį. Aš ką daryčiau tikrai, tai pasidėčiau pinigų, nežinau, kokiam pusmečiui į priekį. Ir tada tikrai dėčiau pastangas, kad susirast kažką, kas man faina ir patinka. Tai nedusinkit savęs, aš sakyčiau, gal taip. Aš pridėčiau dar, kad tiesiog, kaip ir kalbėjom, yra siūlo galas. Manau, kad visi gali surasti siūlo galą, kas yra įdomiau, šiek tiek bent įdomiau negu ką daro dabar. Ir už to užsikabini. Ir jo, rezervo turėjimas. Ir tas nuves, čia gal nebus savaitės, mėnesio, gal čia bus 5 metų dalykas, kol tau išsiriš viskas, bet jau geriau, eiti 5 metus kažkur į teisingesnę kryptį, negu sėdėti toj pačioj baloj. Pritariu aš Mindaugui, tikrai, kad... O ten, pavyzdžiui, vėl, ar eit pas visokius ten astrologus, tavo astrologija padėjo, ten human designas geras specialistas gali padėti. Galų gale vėl, gal psichologas irgi gali padėti. Jeigu galit sau leisti jo finansiškai, bet kitas dalykas, kas labai padeda save pažinti ir atrasti, tai bendravimas su kitais žmonėm arba ėjimas į naujas vietas. Aš, pavyzdžiui, taip pasipildau idėjų pabuvus su naujais žmonėm. Ir kad ir dabar atrodo, kad jeigu aš minu tos pačius kelius, tai aš taip pat ir formuoju savo tą dieną. Bet jeigu įsileidžiu naujų žmonių, nainu čia kavos, nainu čia, nainu išbandau kažką naujo, man jau ateina tas naujas požiūris. Tai taip, teisingai, kad labai siūlyčiau susikurti naujas aplinkas. Seminarai gal kokie galų galia šokiai, bet kas būtų bent jau kažkiek faina. Bet kas jo. Ir dar pastebėjau, kad tas savo smegenis ant fainų dalykų irgi reikia treniruoti, nes labai dažnai taip išmoksti. Padarai ten kažką, kas nelabai patinka, paskui paskrolini, užsėdi ten internete ant kokios dramos, kurią seki, ir tavo pasidaro toks smegenyse, toks kelias tavo, kaip tu leidi dieną ir tada iš jos išeit labai sunku. Tai aš, pavyzdžiui, pati asmeniškai labai žiūriu, kad nešvaistyčiau to laiko, neįsitraukčiau į dramas jokias. Ir jeigu tik tai įlendu kur nors, tai galvoju, 5 minutėm ir tada grąžinu save vėl į tą kūrybą. Tai aš gal sakyčiau, reikia tokios mąstymo disciplinos. Jo. Tai va, Tu pridari, kad mąstymo disciplinas? Taip, kad nenueit į tokius, kaip sakai, skrolinimas 2 valandų ir tada žiūrėt dienos nebėra. Viskas, šitas jo. Tai mano tokie gal būtų patarimai. Ir aš dar pabaigai pridėčiau, kad ta veikla nebus 100%, visos veiklos turi minusų, tai vienas, jeigu jau bent kokie 80% tau patinka, tai jau yra gerai. Aš irgi taip sakyčiau, jeigu 7-8 tau faina, tai jau yra gera veikla. Gerai. Aš irgi galvoju, jeigu atrasiu, tai labai gerai jausiasi ir tada bus lengva daryti. Nėra to tokio, atradau, man atrodo, čia procesas. Iš vis ar yra toks, aš nežinau. Bet gal reikėtų daugiau tikėtis, kad, kaip Mindaugas ir sakė, kad daugiau bus malonu, negu kad nemalonu. O iš tikrųjų pas mus, žinai, kad irgi daug nemalonių dalykų vyksta. Pavyzdžiui, būna toksai
pakilimas, kai eina ta kūrybinė energija, kai viskas gerai dėliojasi, fainai dirbti su žmonėm, bet va dabar, pavyzdžiui, tokia buvo paskutinės 2 savaitės, tai kažkaip sunkiai stumėmės. Sunkiai, jo, viskas taip atrodo sunku. Bet, nu, ką darysi? Čia tas 20%. Ja. Tai va, o iš tikrųjų aš labai noriu palinkėti, kad jūs ieškotumėt, rastumėt, kas jums patinka, nes tada tikrai gali taip ir atsiskleisti ir daug laimingesnė jautiesi kaip moteris. Nu, čia šūtos reikia mokytis, kad niekad neužsisėst ant to, kad, vat, yra blogai ir gerai ieškoti, vat, tu tą turi tokią gerą savybę. Man būtų labai įdomu, jeigu jūs komentarą parašytumėt, kokią jūs veiklą užsiimat ir kuri jums neša pelną. Arba šiaip tiesiog parašykit, kuo jūs užsiemat, kas jūs džiugina. Mums bus labai įdomu paskaityti ir gal su jumis. Kitiems idėjų. Ir kitiems bus idėjų. Tai va. Tai toks buvo mūsų pokalbis apie mylimos veiklos paieškas. Tikiuosi, įsinešit kažką naudingo, o mes su jumis susitiksim po porą savaičių. Ate. Ate.